Gerą dieną visiems įsijungusiems šią tiesioginę transliaciją Top Sport lyga jūsų dėmesiui ir šiandien turėsime dar vienerias 5-ojo turo rungtynes. Kęstutis Bartuškevičius žvilgtelėjo į laikrodį ir Baravykas. Ir toks smūgis Simonė Moskinas. Reaguoja, prieš tai Šiauliai iš kito kampo kamuolį įžaidė, dabar keliamas jis yra ten be abejo Rolbergis ir kiti, o čia dar vienas smūgis. Šiauliai dabar yra su kamuoliu. Žebrausko perdamas į priekį, ten buvo išmuštas kamuolys, Baravykas nespėja, prasižengia ir gauna jis geltoną kortelę. Linas Pilibaitis užvedinėja komandos draugus, kaip tikras veteranas, kapitonas. Na, Donatui Vencevičiui, aišku, dar reikia susipažinti su savo naujaisiais auklėtiniais. Dabar tie auklėtiniai organizuoja ataką, o dabar jau veiksmas keliasi į baudos aikštelę. Ir Transinvest šansas 1-0. Enrique Devensas, trečiasis jo sezono įvartis ir Transinvest komanda pelno įvartį. 53 rungtynių minutę Brazilas gauna šansą, jį išnaudoja. Prieš tai rezultatas nebuvo kažkoks labai prastas, 0-0 ir visi šansai laimėti. Dabar yra atsiliekamo ir dar vienas smūgis. Išbandymas rytoj Dariaus ir Girėno stadione laimėti prieš Kauno Žalgirį. Čia Šiaulių komandos ataka, Nauris Petkevičius su gražiai žaidžia Nauris. Ir Artūras Žulpo išmušo kamuolį, ataka dar nėra baigta, dar vienas smūgis. Dabar jau, aišku, ne pats sėkmingiausias bandymas, atgal jam grąžinamas kamuolys. Dabar jau perdamas link Micevičiaus, Vaitkūnas, jo smūgis ir visai šalia Egidijus Vaitkūnas. Išnaudoti savo energiją, savo greitį, tykoti tų perdamų, bet čia dabar Transinvest komanda muša antrą įvartį, bet yra fiksuojama nuošalė. Na ir vėlgi, sugrįžkime į 2023-uosius 5-ąjį turą. Šiauliai žaidžia rungtynes Panevėžyje prieš Panevėžį. Čia geltona kortelė į Kaunikui. Baravykas. Jo perdamas 97 minutė. Šiauliečiai vis dar atakoje, bet Transinvest komanda apsigina ir tai atrodo yra viskas. Kęstutis Bartuškevičius fiksuoja šių rungtynių pabaigą. Galima pasveikinti Vilniaus rajono Transinvest ekipą, kuri ir vėl nuskriaudė Šiaulių futbolo akademiją.